Mes grįžtame į studiją ir tęsime diskusiją. Pone Tarvydiene, ar jūs galite pasakyti, ar jau yra parengtas aiškus konkretus planas, kaip bus vykdomas teismo sprendimas? Negaliu pasakyti, nes plano rengime dalyvauja visiškai kiti žmonės, bet galiu užtvirtinti ir patikinti, kad tikrai vaiko teisių tarnybų specialistai labai atsakingai vertina sprendimo vykdymą. Antstoliai teikia įvairias rekomendacijas, o kaip žinot, už teismo sprendimo vykdymą yra atsakingas antstolis. Ir būtent jis priima tą galutinį sprendimą, kada visos institucijos bus pasirengusios. Tik tai aš noriu pasakyti, kad tikrai tarnybos, kaip sakiau, labai atsakingai vertina ir tarnybos yra turbūt ta institucija, kuri galvoja, kad tik teismo sprendimo vykdymu, tarkim, įvykdžius teismo sprendimą, šita istorija nesibaigs. Iš tikrųjų, atsiras nauji klausimai, atsiras naujos, galbūt problemos taip neįvardinkim, bet naujos rytis, kurias tos tarnybos turės spręsti. Taip, kad tarnybos labai nuosekliai dirba būtent dėl tolimesnių, tarkim, paslaugų planavimo, organizavimo, tuo atveju, jeigu sprendimas bus įvykdytas. Na, aš vakare kalbėjau su teisėja Neringa Venckienė ir iš tiesų jinai uždavė tokį paprastą klausimą. Sako, ką jie ten planuoja, jeigu mergaitė tikrai niekur iš tų namų neis? Nu, matai, čia, kaip sakiau, visą procesą organizuoja antstoliai. Tikrai... Na, bet kuriuo atveju, kas reiškia, kaip jūs suvokiate, jūsų tarnyba suvokia formuluotę prievartos nenaudojamas prieš vaiką? Kas tai yra? Ar tai reiškia, kad, jeigu vaikas dvejoja, ar vaikas sako, aš niekur neisiu, paimti už rankos ir ją išvesti per prievartą į kažkokį autobusėlį ir išvežti, tai jau yra prievarta, ar tai dar nėra prievarta? Aš sakyčiau, kad patys teisės aktai suponuoja tam tikras diskusijas ir interpretacijas. Iš tikrųjų, šiuo atveju mes turim teismo sprendimą vykdyti priverstinai, tarkim. Teismo sprendime tas priverstinis vykdymas jis yra dar susiaurintas iki tam tikros ribos, kur aiškiai teismas pasisako, kad prievarta prieš vaiką negali būti naudojama. Prieš visus galima, išskyrus vaiką. Taip. Tarkim, dabar, kalbant apie prievartą prieš vaiką, iš tiesų, tarkim, psichologai ir psichiatrai tam tikri pasisako, kad tai, kas vyksta toje situacijoje ir kur yra vaikas dabar, tai yra irgi savotiška prievarta prieš vaiką, galbūt emocinė. Ir tie darbuotojai, tarkim, aš kiek žinau, yra teikia ir tam tikras galbūt rekomendacijas, kad tam tikri prievartiniai veiksmai, jie nebūtų laikytini, traktuotini kaip prievarta prieš vaiką. Bet... Ekspertai, kuriuos pasitelkė jūsų tarnyba, ar antstolė sako, kad tam tikrose situacijose prievarta nebūtų prievarta? Jūsų, tarkim, ir laidoje, net ir tie patys psichologai dalyvaujantis iš tikrųjų nekartą pasisakė ir dėl tų tam tikrų prievartinių, tarkim, veiksmų ir priemonių. Ir prievarta prieš vaiką... Jūs turite poną Slušnį šitoje laidoje, kuris kalbėjo praėjusią savaitę. Ir tas iš tikrųjų, tarkim, teisės aktų neaiškumas, jisai savaime sukelia įvairių interpretacijų, įvairių neaiškumų ir, tarkim, tikrai tarnybų specialistams yra ir po šiai dienai neaišku, ar jie gali paimti prievartą vaiką, jam priešinantis, ar negali paimti, tarkim. Tai vėlgi tarnybos kreipiasi dėl tam tikrų nuomonių susižinojimo ir gaila tik tai, kad pasigirsta visokių irgi kaltinimų, kad tų skyrių noras ir iniciatyva sužinoti, kaip teisingai vykdyti, tarkim, teismo sprendimą, kartais vertinamas kaip savotiškas sprendimo proceso vilkinimas. Aš noriu pasakyti, kad niekas nekelia klausimą, kad, tarkim, kad teismo sprendimai valstybėje turi būti vykdomi. Tačiau tie teismo sprendimo vykdymas, jis iš tikrųjų turi būti teisingas ir teisėtas. Ir tarkim, tai, kad teismas savo sprendimu kelia tam tikrą siekį ir, tarkim, teisingumo atstatymą, tai visas procesas link to teisingumo jis irgi turėtų būti ir eiga to teismo sprendimo jis turėtų būti labai teisingas ir būtent remtis pagrindiniu, tai būtent vaiko interesu. Pone Matelė, suprantu, kad jūsų nuomonė teismo sprendimo įvykdymas jūsų nuomonė kaip tik įtvirtintų neteisingumą vaiko atžvilgiu. Taip, kaip jis buvo vykdomas dabar, tai be abejo. Jeigu vaikas su kaukėm... Tarkim, jisai būtų kitaip įvykdytas, bet kuriuo atveju to pasiekmė būtų vaiko gyvenimas su motina jau, tarkim, rytoj. Aš manau, kad tai būtų asmeniškai, manęs neįtikina, kad ta istorija, kuri yra su vaiku, yra jos fantazijos vaisius. Ir aš pilnai įsivaizduoju, kad vaikas, kuris patyrė tokią prievartą,
jam būtų tai nuosprendis baisesnis galbūt už pačią prievartą, kuri buvo. Šitoje vietoje, kiek tas teismo sprendimas yra ne tik teisėtas, bet ir teisingas, tai man irgi tai kelia abejonių. Tai šitoje vietoje aš nežinau, kaip ir jūs sakot, pavyzdžiui, kad kažkokie psichiatrai kažką mano, ar jie buvo, ar jie pamatė tą mergaitę. Vat jūsų tarnybos žmonės buvo. Kiti teikia galbūt rekomendacijas būdami Vilniuje. Būdami Vilniuje, nei kartą nuvažiuoti, jūs pamažiuokit, pamatykite vaiką, pamatykite jį laimingą žaidžiant ir taip, jisai gal nėra taip laimingas, kaip jis gyventų, jeigu nebūtų iš to spaudimo, bet ar jis yra mažiau laimingas, negu jis gyveno prieš tai pas mamą? Ar jis mažiau laimingas dabar, negu gyventų po to? Tai jeigu reikia tik tai suformuoti nuomonę, pavyzdžiui, kažkas nori pasakyti, kad taip yra gerai paimti jėgą, nu tai pažiūrėkime žmonės, kurie nerimsta, kurie žmonės jaučia, kad jie patys atsakingi tada už tą vaiką, nes mato neteisybę ir, kaip jūs sakėt, tapatina su tais visais įvykiais, kaip Sausio ar Baltijos kelio, ir tai nėra juokas. Ir jeigu tai psichiatrai sako, tai jiems užtektų pamatyti. Pavyzdžiui, aš mačiau tą mergaitę 2 kartus, aš mačiau laimingą, linksmą vaiką, žaidžiantį su draugiam kvadratą ar ten dar kažką. Mačiau grojantį fleitą, aš nemačiau įsitempusio, galbūt ir aš buvau ten pakankamai trumpai, bet aš mačiau žmonių neramų gyvenimą. Žmonės nežino, kam ruoštis, žmonės nežino, čia ateis specnazas ir atakuos per langus. Aišku, kad toj įtampo yra. Toj įtampo yra visi, kurie yra toj gatvėje, o toj gatvėje galvok tam kieme. Kasgi ten ateina, ką ten ateina žmonės pažaisti, žmonės ateina iš tikrųjų, žinodami, kad jiem kyla grėsmė. Tai iš to vietoj ten niekas nėra laimingas būdamas, kaip ir sausio 13 būdamas laimingas, nežinojo, kad ten užvažiuos tankas, ir užvažiuos, jau tie pareiga ten būti. Tai nevertinant to konteksto bendrai, kiek kartais, gerai, kalantos susideginimas. Taigi buvo, aš prisimenu, vaikas buvau, nebuvo galima eiti Laisvės prospektą. Tuo metu, reiškia, Lenino buvo. Nes vyko kažkas baisaus, niekas nieko neleido, bet tokie dalykai, jie yra tapę ypatingai jautrus. Tai reikia dar didesnio delikatumo, dar subtilesnio požiūrio ir vertinti visas aplinkybės ir teismo sprendimą, bet ir tas, kad vis tik turi būti ir išklausyta ir kita pusė. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą. Dėkui iš pokalbį. Dėkui. Ačiū. Klonio gatvėje. Bus Jūsų filmas Klonio gatvėje? Buvo jau. Buvo. Dėkui žiūrėjusiems. Kita laida Lietuva tiesiogiai. Rytoj to pačiu metu. Gero vakaro su mūsų kanalu. Iki malonaus.